Tęsime reportažų ciklą apie mitus iš kazino gyvenimo. Prie ruletės stalo išgirsi įvairiausių mitų. Vienas įdomesnių, kad krupjė gali užsukti kamuoliuką į pasirinktą skaičių. O kaipgi yra iš tiesų, šiandien ir pasakojame. Įsivaizduokime, kad žaidžiame rulete ir pastatėme ant 31 skaičiaus. Atspėti, koks skaičius iškris, kur sustos kamuoliukas, vienodai turime galimybių tiek mes, tiek krupjė. Bet tam būtina viena sąlyga – krupjė turi teisingai atlikti savo darbą, o tuo įsitikinti paprasta lyg prisiminti savo vardą. Tiesiog žiūrime, ar krupjė kamuoliuką užsuka teisingame aukštyje, būtinai virš šios juodos juostelės. Kodėl tai svarbu? Tik tai paleistas kamuoliukas skries būgnų sklandžiai, o tai reiškia neleis krupjė lemti žaidimo. Beje, užsukti kamuoliuką į norimą vietą trukdo ir kliūtys. Šios kliūtys esančios ruletės būgne neleidžia krupjė nulemti ruletės žaidimo. Todėl atsitiktinumo galimybė lieka visada ta pati – 1/37. Jei ir toliau neramu, kad krupjė gali įtakoti žaidimą, tuomet skaičiuojame. Teisingai paleistas kamuoliukas ruletės būgną apskries mažiausiai 7 kartus ir tai užtruks apie 7 sekundės. Negalima pamiršti ir žmogiško netobulumo, jis nuolat pakiša koją. Net to paties krupjė rankos negali nuolat sukti ruletės vienodų greičiu ir stiprumu. Ir pabaigai būtina paminėti dar vieną būdą, kuris saugo žaidimo atsitiktinumą. Jeigu būgną sukam į šitą pusę, reiškia kamuoliuką užsukam, kad būgnas ir kamuoliukas negali suktis į vieną pusę. Ir galiausiai išvada. Tam, kad krupjė galėtų užsukti kamuoliuką, jis mažiausiai turėtų būti supermenas. Štai tuomet iš anksto žinoti apie būsimą kliūtį, įvertinti kamuoliuko apsisukimų skaičių ar tiksliai valdyti savo kūną krupjė būtų vienas juokas.